Išmokote siuvinėti margučius, o dabar laisvalaikio enciklopedija siūlo tapyti ant vandens ir geriau susipažinti su Ebru meno technika. Pasižiūrim. Ebru tradicinis Turkijos menas gyvuojantis 500 metų. 16 amžiaus antroje pusėje šilko keliu šis menas atkeliavo iš Turkestano į Iraną, o amžiaus pabaigoje Europos keliautojai jį parsivežė iš Stambulo. Ebru neretai vadinamas marmuravimu, mat piešinį iš vandens perkelus ant popieriaus, jis primena marmurinį paviršių. Yra naudojamas vien tik tai natūralios, be jokių chemikalų, cheminių medžiagų priemonės, tarkim, iš dirvožemio, augalų, medžio anglies sukurti dažai ir vanduo, ant kurio piešiama, yra su jūros dumbliais. Įrankiai yra irgi padengti tam tikrą medžiagą, kad jie nerūdytų. Teptukai gaminami iš arklio uodegos ir rožių stiebelių. Dažuose, kuriais tapoma, yra jaučio tulžies. Ji padeda dažams įsilaikyti ant vandens paviršiaus. Dažai apie pusę metų brandinami jaučio tulžyje, vėliau dar kartą skiedžiami tulžimi ir vandeniu. Pasak pašnekovės, Ebru išsiskiria tuo, kad piešiniai kuriami labai greitai. Net ir pačių smulkiausių detalių piešimas užtrunka ilgiausiai 3 minutes. Profesionalai tapantys itin sudėtingus darbus taip pat užtrunka vos 5 minučių. Lietuvoje šitą dalyką aš taikau kaip dailės terapija, kaip užimtumo terapija, kadangi šis menas turi daug terapinių savybių, ramina, atpalaiduoja žmogų ir piešiant šitų menų nereikia turėti piešimo gebėjimų, sugebėjimų. Kiekvienas žmogus gali sukurti savo individualų, nepakartojamą darbą, o pakartoti tikrai yra neįmanoma 2 darbų. 16 amžiuje Ebru technika dekoruotas popierius buvo naudojamas puošybai ir rankraščių aplankams. Nors atrodo, kad ant vandens tapomi piešiniai turėtų dvelkti laikinumu, net ir seniausi Ebru kūriniai išliko beveik nepakitę, išsaugoję spalvų ir formų ryškumą. Pasak pašnekovės, ant vandens nutapyti galima bet ką. Piešiama abstrakcijos, galima konkrečius vaizdus išpiešti, gėlės, peizažus, netgi galima ir žmogaus kaip ir veidą nupiešti, bet tai būna panašiau kažkas į šaržą. Viskas, kas atliekama vandens paviršiuje, įprastai išsaugoma ant popieriaus, tačiau gali būti perkeliama ir ant kitokių paviršių, medžio, audinio. Pasak pašnekovės, net ir puikiai įvaldžius tapybos ant vandens techniką, 2 identiškų darbų nutapyti nepavyktų. Taip pat beveik neįmanoma, kad piešinys nepavyktų. Derinant spalvas, maišant dažus ir viską praturtinant savitomis emocijomis, rezultatas gali nustebinti net patį autorių.